Taip, ponios ponai, pristatau jums Zitos kačiukus. Štai, mažylė pirmą kartą išėjo į lauką. Tikiuosi šiandien nesušals, na ir mūsų šitą filmavimo sesija dėl to turi neužtrukti labai ilgai. Taigi jūs galite priglausti savo namuose šitos draugelius, mažiukus, kuriems dabar yra mėnuo laiko. Jų gimtadienis yra gegužės mėnesio 4 diena. Dabar pristatysiu po vieną. Šita mažylė yra viena iš 3 mergyčių. Šita mažylė labai mėgsta muses. Čia dar viena mergaitė, taip maža. Jinai turi labai žaves blakstienas ir antakius. Kas yra geriausia gyvenime, nereiks lipdyti niekada dirbtinių. Šita drąsesnė miška. Taip, dar viena mergaitė. Šita turbūt drąsiausia iš 3 mergaičių, iš 3 panelių. Tokia pasižymi spalvų koloritų, turi nemažai rusvos savo kailiuke, bet iš tikrųjų dar mažytė. Dar perdažys, kaip ir mergaitės mėgsta dažyti plaukus, tai kailiukas irgi, ne problema, galite nudažyti raudonai. Čia jau ekskliuzyvas, berniukas. Berniukas ir baltas, žiūrėkit. Baltas, bet ne albinosas, akis ne raudonos. Pienuko nori. Baltas, nieko negaliu padėti. Eisi pas mamą, šito klausimo aš tau nepadėsiu, žiūrėkit. Kibus toks, žvėris, kaip reikiant. Katinukas, baltas, berniukas, baikštus toks kažkaip labai. Nenori būti ilgai saulė, nesidegt gali. Dar vienas egzempliorius, vaikinukas. Šitas ne taip jau bijo saulės, nėra baltas, kaip matote. Ir elgės solidžiai pakankamai. Labai nori šokti dabar. Bus toks bungee jumperis, su gumikiai gali palaidinti, kaip auks šiek tiek, kai jau bus daugiau nei mėno. Tai vardų neturi nei vienas, jūs galvosit vardus jiems. Tai tokie šaunūs Zitos kačiukai. 3 mergaitės, 2 berniukai, jums uždyka šie kačiukai. Tai žodžiu, kreipkitės, jei tikrai norit būti šeimininku, šeimininkė, tikrai žadat pasirūpinti. O aš šitos kačiukus dabar, žinot ką, aš jos vežu skiepyti. Važiu paskiepysiu, turėsite sertifikuotus, skiepytus kačiukus, kurie tikrai nesirgs, augs sveiki ir laimingi. 5 VNT. Vis dar. Nei vienas neliko.